Šiandien gavau iš vieno iš savo klientų klausimą, ar man verta pirkti automobilį su variklio defektu. Jis yra žemiau rinkos kainos, man matematika gaunasi susitvarkyti variklį, pasikeisti iš roto kito. Ir gal netgi truputį liks pinigų žemiau rinkos kainos. Aš manau, kad visiškai neapsimoka, nes jūs labai rizikuojat. Kai meistrai keičia variklį į naudotą, negali suteikti jokių garantijų, ar tai tikrai bus gerai. A vdrug jums iš roto duos blogą variklį ir reikės antrą sykį pakeisti, iškart dar papildomai koks 1000 eurų už pakeitimą. Aišku, priklauso nuo automobilio, vieniem pigiau, kitiem brangiau. Po to, kita didelė rizika, kad meistras nepadarytų kažkokios klaidos, kuri jums ateityje gali privesti vėl prie kažkokio gedimo, purkštuko, turbinos ar tam pačio netgi variklio. Turbūt yra dalis žmonių, kurie yra susidūrę su tokia situacija. Susitvarkė variklį pas meistrus ir jis ne už kalnų sugedo, už kokių 10 000, už 30 000 kilometrų. Visada, manau, geriausia pirkti tokį automobilį, kurio variklis neliestas, neardytas gamykliškai, su pakankamai gera rida, gerai prižiūrėtas, kad būtų mažiausia tikimybė, jog bus kažkoks rimtas defektas. Nes aš nemanau, kad jūs norit važiuoti servizą, domėtis, ar jūsų neapgavo tie meistrai, ar tikrai padarė gerai darbą, ar ne per daug paėmė pinigų, nes čia per daug reikalų iš tikrųjų.